Motinos diena. Šis Viljamo Marijono Branhamo pamokslas buvo pasakytas 1959 m. gegužės 10 dienos rytą Jeffersonville mieste, Indianos valstija, JAV. Bažnyčia – tai mano malda. Šį rytą tikrai džiaugiuosi matydamas šios bažnyčios dvasišką polinkį ir kaip ten yra ženklas, kad jie ruošiasi statyti naują bažnyčią. Manau, kad to reikia. Ir matot, po to, jei viešpats Jėzus uždels, kai mūsų nebebus, mūsų vaikai turės kur eiti į bažnyčią, nes mes norime karštai kovoti dėl tikėjimo, kuris kartą buvo duotas šventiesiems. Manau, kad tai yra geras dalykas. Ir aš kaip tik prieš kelias akimirkas atėjau, kad galėčiau pasidalyti daugeliu liudijimų apie išgydymus, kurie jau buvo išsakyti per pastaruosius kelis susirinkimus čia, bažnyčioje. Išgyjimo liudijimų nuolat daugėja, didelių stebuklingų išgyjimų. Ką tik palikau savo žmoną ir vaikus prie durų, o šalia sėdėjo sesuo, kuri buvo taip susijaudinusi, kad verkė, jog jos mažajam anūkui, kaip man atrodo, Čatanugoje, įvyko didelis stebuklas. Ponia Neš, čia jūsų mažasis anūkas buvo kamuojamas ligos ir per paskutinį susirinkimą čia viešpats Jėzus, manau, jį pašaukė ir pasakė, taip sako viešpats, tai praėjo ir jis pasveiks. Ir mažasis berniukas yra visiškai normalus ir sveikas. Toks sveikas, koks tai gali būti. Ir tai jaudinantis dalykas girdėti tokius liudijimus. Tada vienas jaunas vaikinas, kuris taip pat yra čia, paprašė pasimelsti už ponę Stots, kuriai neseniai buvo atlikta operacija. Ir jų susidomėjimas, suprantate, jei niekas nenorėtų, kad už juos pasimelstume, tai rodo, kad kol tu stengiesi, žmonės nori, kad už juos melstumeisi, yra susidomėjimas, suprantate, kartais pasidaro tai baisu, iki tiek nebaisu, bet jų yra tiek daug, kad tu tiesiog turi kažkur išbėgti, nugręžti galvą ir šiek tiek pasislėpti, kad išgyventum, bet aš džiaugiuosi, kad jie tai daro. Niekada negalvokite, kad man nepatinka juos matyti, nes jei nebūtų norinčių, kad melsčiausi už juos, kam būtų reikalinga mano tarnystė, suprantate. Bet kartais, kai sakote, broli Branhamai, aš nesuprantu, kai žmonės taip šaukėsi, o jūs kažkur tarsi pabėgate, turiu tai padaryti, kad galėčiau išgyventi ir melstis už tos žmonės. Tu tiesiog negali, tai ne tik viena vieta čia, tai visame pasaulyje, suprantate, ir tai tikrai labai sunku, ir esu tikras, kad jūs tai suprantate. O, kaip gera būti krikščioniu. Tiesiog nežinau, ką daryčiau, jei ne Kristus. Ir bendrauti su krikščionimis, su žmonėmis turinčiais tokį pat brangų tikėjimą, tikinčiais Dievu, pasitikinčiais juo ir tikinčiais, kad vieną šlovingą dieną mes įveiksime visą šią kovą, pasieksime pergalę ir kitoje pusėje stovėsime atpirkti pagal jo panašumą. Ir dar noriu trumpai pranešti, kad artėjant bažnyčios ir taip toliau, mes atnaujiname mūsų fondą, būtent manąją dalį, skirtą kampanijoms. Visą laiką per susirinkimus, nuo tada, kai prieš daugelį metų pradėjau šioje evangelizacinėje dalyje, užuot įkūręs fondą susijusi su kita žmonių grupe, aš tiesiog pasirinkau šią grupę, kurią pažinojau. Ir įkūriau fondą, kad visi mano susirinkimai vyktų Branhamo bažnyčios vardu ir jis būtų naudojamas Union National Banke, naujajame Albanije, nes per jį būtų galima mokėti lėšas, kad jos nebūtų apmokestinamos. Jei to nepadaryčiau, visi surinkti pinigai man būtų apmokestinami, jei nenaudočiau Branhamo bažnyčios kaip fondo. Daugelis iš jūsų nekartą esate girdėję, kaip aš tai pranešu. Aš turiu tai padaryti ir tam, kad taip gautųsi. Taigi, ir taip, dabar mes steigėme naują fondą ir mes norėtume, kad kuo daugiau žmonių žinotų, kad kas iš jūsų kada nors girdėjo mane tai pasakant,
kad visus atlyginimus aš gaunu per Branhamo bažnyčią. Tiesiog pakelkite rankas visi, žinoma, jūs visi, tai viskas. Taigi, kai baigsis tarnavimas, jei galite, turiu trumpą pažymą, kad jūs išeidami pasirašytumėte, brolis Rojus Robertsonas ją padės ten gale, nes mes ketiname įsteigti kitą fondą, tokį patį, bet kitą fondą, kad visos mūsų lėšos ir kiti dalykai, kurie buvo surinkti susirinkime, kad nebūtų apmokestinti, būtų laikomi kaip įprasta Union National banke, kad būtų valdomi per bažnyčią, užuot steigus dar kitą fondą, nes tai jau yra fondas pavadintas Branhamo bažnyčios vardu, suprantate. Ir taip yra vienas Branhamas čia ir kitas Branhamas ten ir panašiai ir įvairūs fondai, kurie nelabai gerai funkcionuoja. Brolis Robertsonas tuo pasirūpins, jūs, kurie sutinkate, jiems išeinant, mes būsime dėkingi. Taigi, šį rytą, prieš pradedant tarnavimą, norėčiau pasakyti, kad jei Viešpats leis, pasistengsiu sugrįžti dar ir šį vakarą. Nenoriu atimti iš brolio Nevilio abiejų susirinkimų, bet jis taip dosniai paprašė, kad šį vakarą vėl kalbėčiau. Ir jei Viešpats leis, šį vakarą noriu kalbėti evangelizacinę temą, pavadintą taip. Kas tai yra? Suprantate, kas tai yra? Šį rytą galvoju apie tai, kad šį rytą kalbėsiu motinos dienos tema. Ir aš žinau, kad ši popietė ir rytas buvo užpildyti motinos dienos temos programa, todėl pagalvojau, kad norėčiau šitą sujungti, nes norime pasimelsti už ligonius iškart po to, kai baigsis šis tarnavimas. Kaip įprasta, mes tikime, kad Dievas yra gydytojas ir jis išgydo ligonius bei kenčiančiuosius ir aš žinau, kad jis tai daro. Ir tai nekelia jo jokių abejonių, kad nes yra per daug liudijimų. Mes žinome, jog vakar apžiūrėjau brolio Džino ir Leo surinktų liudijimų maišą. Tai buvo didelis maišas išskirtinių stebuklingų išgydymų, kuriuos Viešpats padarė žmonėms. Ir aš pagalvojau, kad jei tai būtų, kas būtų, jei mes vykdytume visų įvykusių įvykių apskaitą. Spėju, kad vien Puerto Rike ir Jamaikoje būtų 10 000 ar net daugiau išskirtinių Viešpaties padarytų išgydymų liudijimų. Dabar prieš atverdami knygą pakalbėkime su autoriumi. Viešpatie, mes esame tau tokie dėkingi, kad kai palenkiame galvas, tiesiog pradedame mikčioti, ieškodami žodžių, kurios galėtume ištarti. Nes aš netikiu, kad žmogaus lūpos gali išreikšti vyro ar moters, berniuko ar mergaitės, kurie kada nors bendravo su tavimi, širdies jausmus, išreikšti, kaip tave dieviname ir ką tu mums reiški. Jis atskyrė mus nuo nuodėmės ir atskyrė mus nuo pasaulio ir tai suteikia mums kažką, kas yra amžina ir palaiminga ir mes negalime rasti pakankamai žodžių. Kaip kartą prieš kelias savaitės pasakojo vienas kilnus žmogus, laisvai kalbėjęs maždaug 9 skirtingomis kalbomis, ėjęs mūsų mielo prezidento Dwighto Eisenhowerio patarėjo pareigas. Ir nors laisvai kalbėjo 9 kalbomis, jis pasakė, kad gavęs šventąją dvasią, išbandė visas 9, bet nerado žodžių, nieko negalėjo išreikšti. Todėl tu davei jam naują kalbą, kurią jis galėjo išreikšti tai ir padėkoti tau. Ir mes taip pat jaučiamės. Viešpatie, kad kai gyvenimas baigsis, galbūt kalbėsime visai kitą kalbą, kad galėtume išreikšti tai, ką galvojame apie tave. Dabar prašome tavęs palaiminti šią bažnyčią, jos pastorių, turto globėjus, diakonus, visus jos bendradarbius, žmonės, kurie čia lankosi, įeina ir išeina pro duris, tegul ji visuomet bus pašvęsta, kaip poilsio prieglobstis, kur pavargę žmonės galės įeiti pro jos duris ir rasti poilsį bei sielos ramybę.
o ligoniai galės įeiti pro duris ir išeiti sveiki dėl amžinai gyvos visagalio Dievo akivaizdos, kuri gyvena po jos stogu. Norėtume paprašyti Viešpatie, kad per šią būsimą programą, kuri dabar formuojama, tu susitiktum su valdyba ir su visais. Ir jei tai patinka tau, čia galėtų nuolatos būti prisimenama ta malda, kuria vieną dieną buvo meldžiamasi šioje senoje tvenkinio ir piktžolių lauko vietoje. Dabar ji tapo švyturiu, poilsio prieglobsčiu pavargusiems, nes į tą maldą buvo atsakyta. Dabar atleisk mums viską, ką padarėme, pasakėme ar pagalvojome, kas prieštaravo tavo didžiai valiai. Ir atmink, Viešpatie, kad tai kilo ne iš mūsų širdies. Galbūt mes tai išreiškime tik savo veiksmais ar lūpomis, bet tu mus greitai išgirdai. Pamatę, kad suklydome, norėjome tai išpažinti ir mes nenorime laikyti savo širdyje neteisybės. Nes tada žinome, kad Dievas neatsakys į mūsų maldas, bet mes nuolat išpažįstame savo klaidas. Ir mes norėtume prašyti, Viešpatie, kad tu palaimintum šį rytą visą tautą, švenčiančią šią įsimintiną motinos dieną. Tačiau tegul tokia bus ne tik ši motinos diena, tegul tokia bus kiekviena diena. Dieve, suteik šį rytą, kad moteris, kurios yra nutolusios nuo Dievo, šį rytą atsitokėtų ir suprastų, kad žodis motina reiškia ta, kuri pagimdė. Tegul jos supras, kad jos sąjungos su vyru palikuonis yra šventi, maži brangakmeniai, kuriuos Dievas atidavė jos globai. Juk Dievas reikalauja, kad ji būtų atsakinga už tų vaikų auklėjimą. Ir kaip yra sakoma rašte, kad gera moteris ir motina, kokia ji yra, kad jos vaikai ją vadins palaiminta. Viešpatie, kaip matome, kad šiais laikais jos taip nutolsta nuo rašto ir elgiasi beveik kaip žvėris, meldžiame tave, Dieve, kad duotų mums senų laikų prabudimą, kuris pakviestų jas sugrįžti ten, kur jos turėtų būti. Viešpatie, jokių būdų nepamirštame padėkoti tau už tikras motinas, nes žinome, kad šiandien tokių turime tikrų, nuoširdžių motinų. Dieve, palaimink jas. Jos mums yra didelės brangenybės. Ir mes meldžiame, kad tu ir toliau būtum su jomis, Viešpatie, kad jos gyventų laimingai ir matytų savo įsčių vaisių, tarnaujantį Dievui. Ir mes meldžiame, Dieve, kad tie, kurie šį rytą yra įsisegę baltą rožę ar baltą gėlę, tuo išreikšdami, jog jų motina šiandien jau yra iškeliavusi iš šios veiksmo vietos. Viešpatie, Dieve, tegul jos ilsėsis ramybėje, o jų darbai seks paskui jas. Suteik tai, Viešpatie. Viešpatie, paimk savo žodį, prakalbėk žmonėms ir suteik jiems paguodos, nes dėl to mes čia susirinkome, kad pajustume tavo akivaizdą, išgirstume tavo žodį, būtume palaiminti ir išeitume iš čia geresni vyrai ir moteris, berniukai ir mergaitės, nei buvome, kai atėjome. Prašome to Jėzaus, Dievo Sūnaus vardu. Amen. Man
patinka skaityti jo palaimintą žodį. Todėl šį rytą atsiversime pirmąjį laišką Korintiečiams ir perskaitysime dalį 15 skyriaus. Pradedant pirmąją eilutę. Be to, broliai, skelbiu jums tą Evangeliją, kurią jums paskelbiau, kurią ir priėmėte ir kurioje stovite, kurią esate ir išgelbėti, jei saugojate atmintyje, ką jums paskelbiau, nebent įtikėjote tuščiai. Nes jums perdaviau pirmiausiai tai, ką ir gavau, kaip Kristus mirė už mūsų nuodėmes pagal raštus ir kad buvo palaidotas ir kad prisikėlė trečią dieną pagal raštus. Jūs galėtumėte pasakyti, broli Branhamai, tai ganėtinai neįprasta vieta motinos dienos pamokslui. Na, tai tiesa. Bet žinote, Dievas yra neįprastas ir jis viską daro neįprastai. Ir aš galvoju mintise apie motiną. Šį rytą Dievo malonė, mano motina vis dar yra čia, žemėje, su mumis. Aš esu dėkingas už motinas. Žinau, kad mes dar turėsime išgydymo tarnavimą, nors nežinojau, kad šį vakar teks čia sugrįžti. Pagalvojau, kad galbūt galėtume nupiešti kitokį paveikslą. Motina yra tokia puiki. Žinote, pirmoji, kuri jūs pasitinka šiame gyvenime, yra jūsų motina. Niekas negali prie jūsų prisiliesti, nes jūs esate įsčiose. Ir ji nešioja jūs po savo širdimi. Ir ji yra pirmoji, kuri su jumis susipažįsta ir pirmoji šiame gyvenime, kuri jūs laiko. Kai gimstate, jos rankos yra vienos pirmųjų, kurios jūs liečia ir nušluosto ašaras nuo jūsų akių. Ji yra pirmoji šiame gyvenime, kuri jūs paglostys, mylės jūs ir meiliai jums kalbės. Tai yra jūsų motina. Taigi, manau, kad yra neįmanoma motinai suteikti per daug garbės. Motina su vaiku būna pati pirmoji ir ji yra labai atsakinga už tai, koks tas vaikas išaugs. Tai priklausys nuo to, kaip ji pradės vesti tą vaiką keliu, kuriuo jis privalės eiti. Motina yra Dievo įpareigota pastatyti vaiką į teisingą kelią. Manau, kad būtent todėl motinos turi ypatingą prisilietimą. Aš pažįstu vieną vyriškį šiame mieste. Manau, kad jo motina dabar yra čia. Jis beveik mano amžiaus. Aš nepasakoju to, kad įskaudinčiau šią motiną, nes ji, kaip ir visos motinos, turi užtektinai skausmo. Tačiau jo sūnus geria ir geria labai daug. Bet kai būna labai girtas, grįžta namo, iššoka į lovą prie motinos ir apkabina ją rankomis, o jis jau turi anūkų. Bet motinos prisilietimas yra kažkas tokio, kas atrodo užima kitokią vietą nei bet kas kita, kas gali paliesti šiame gyvenime, žmogiškai kalbant.
Žinote, toks žmogus kaip Mozė. Jei galėčiau ką nors pagirti dėl jo charakterio, tai būtų tik Dievo siųsta jo motina. Žinote, tai buvo ji, Jochebeda, meldėsi ir troško šio kūdikio. Kai jis gimė, ji buvo ta, kuri jam niūniavo, priglaudė jį, pagamino skrynę ir paguldė tarp meldų, kai jos vargšė širdis plyšo. Tai buvo jos vienintelis kūdikėlis ir jis buvo išskirtiniausias mažutėlis visame pasaulyje. Motinoms patinka visi kūdikiai, bet kai ji pamatė šį ypatingą mažylį ir anuomet savo širdyje ji žinojo, kad jis gimė tam tikram tikslui, tačiau paėmė jį ir įdėjo į krokodilų lindynę upėje. Tikėjimu ji tai padarė. Žinodama, kad Dievas gali juo pasirūpinti. Ir apibendrinant motinos meilę bei jos veiksmą tikėjimo charakteriu, juk tikėjimas nesiremia prasmengančių smėlių to, ką gali matyti. Tikėjimas rimtai remiasi nepajudinama amžinojo Dievo žodžio uola. Nes tikėjimu, sakoma rašte, ji tai padarė. Nes tikėjimas gali užimti savo poziciją ant uolos, į kurios pamatus daužosi bangos, ir pažiūrėti tiesiai mirčiai į veidą ir žinoti, kad tai ilgai netruks. Nes tikėjimas gali pažvelgti anapus jūros į tą, kuris pasakė, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Ir net negirdės, kaip bangos daužosi. Tokį tikėjimą turėjo Mozės motina. Ji mokė jį ir augino faraono rūmuose, mokydama, kad jis gimė tam tikram tikslui, kad Jehova atsakė į jos maldą ir jis negalėjo turėti kitos geresnės mokytojos. Tai padėjo suformuoti Mozės charakterį. Manau, kad tai buvo Abraomas Lincolnas, kuris kartą pasakė tokį teiginį. Taigi, aš nesu nei demokratas, nei respublikonas, aš tik esu krikščionis. Manau, kad viena pusė negalėtų nieko pasakyti prieš kitą pusę. Jose abiejose yra vien korupcija. Tačiau mano manimu, Abraomas Lincolnas buvo vienas iš geriausių prezidentų, kuriuos kada nors turėjo šios jungtinės valstijos, įskaitant Vašingtoną ir kitus. Nors Abraomo Lincolno pradžia buvo prasta, jis buvo neturtingas, jis neturėjo jokios kvalifikacijos, išsilavinimo ar kokio nors didingo dalyko, ar pinigų, ar ko nors, kas būtų galėję jam padėti. Priešingai nei Vašingtonas. Vašingtonas buvo baigęs koledžą ir jis žinojo, kad buvo protingas žmogus, iš pat pradžių buvo žinomas žmogus. Tačiau Lincolnas užaugo mažoje rąstinėje trobelėje ant didingos Kentukio žemės ir be jokios šlovės mažoje senoje trobelėje, kuri dabar stovi kaip paminklas čia Luisvilyje. Tačiau, būdamas didis vyras, koks jis buvo, turėjo išmokti rašyti ant žemės, kurią arė, kad pasėtų javus. Bet noriu užduoti klausimą jaunimui.
Ar žinote, kad Abraomas Lincolnas, kol jam sukako 21 metai, neturėjo jokios kitos knygos išskyrus Bibliją ir Foxo kankinių knygą? Suprantate, tai, ką skaitote, formuoja jūsų charakterį. Nenuostabu, kad šiandien turime būrį neurotikų. Mūsų spaudos kioskose yra grožinės literatūros žurnalai ir vulgarybės ir nesąmonės. Jis turėjo Bibliją ir Foxo kankinių knygą. Pažiūrėkite, kuo tai jį padarė. Tačiau žinant visą tai, vieną dieną jis padarė tokį pareiškimą. Jis pasakė, jei manyje ir galima rasti ką nors gero, tai tik dėl Dievo baimingos motinos, kuri užaugino jį tarnauti viešpačiui. Matote, vaikas klauso savo motinos. Kažkas yra tokio tame švelniame motinos prisilietime, į kurį vaikas įsiklauso. Kai jis susižeidžia, jis eina pas motiną paguodos, o ne pas tėvą, nes ji buvo pirmoji su juo. Žinote, Dievas suteikia motinai dovaną būti tokia. Turiu omenyje tikrą motiną. Taigi tikiu, kad motinos yra garbingos ir Dievo baimingos, bet aš manau, kad šiandieninė motinos dienos šventė tai yra reketas, kad uždirbti daug pinigų iš gėlių ir kitų dalykų. Tačiau motinos diena turėtų būti kiekvieną dieną. Ne tam, kad motinos dienos proga nusiųstume jai gėlių puokštę, o tam, kad mylėtume ją ir rūpintumės ją 365 dienas ir naktis per metus. Tačiau, žinoma, komercinis pasaulis turi didelę įtaką tokiems dalykams ir jis nuvertina motiną. O, praėjusią motinos dieną nusiunčiau jai puokštę gėlių. Jei būtų kur kas brangiau, jei tiesiog prisėstumėte ir bent truputį su ja pasikalbėtumėte, parašytumėte jai žinutę, paglostytumėte per petį, pabučiuotumėte į skruostą, pasakytumėte, kad ją mylite, tai bus kur kas daugiau nei visos gėlės, kurias galite jai iš gėlininko nupirkti. Tai tiesa. Manau, kad tai buvo filme 10 įsakymų jau mirusio Cecilio DeMille, kuris parašė ir ekranizavo vieną iš kino pasaulio šedevrų. Ir prieš pradedant rodyti šį filmą, ar jį išleidžiant, Cecilis DeMillis pasikvietė Oralą Robertsą, Demosą Šakarianą ir būrį visos Evangelijos tarnautojų nusivedė juos į savo studiją ir parodė 4 valandų trukmės filmą 10 įsakymų ir paklausė jų nuomonės apie jį. Te suteikia ramybę Dievas jo narsiai sielai. Kai jį pamačiau, peržiūrėjau jį ir man visam laikui įstrigo trumpa ištrauka. Jei daugelis iš jūsų jį matė, tai buvo kai Faraono duktė, po to, kai Mozė sužinojo, kad yra hebrajas ir nusprendė eiti gyventi su savo tauta, ir ten sėdėjo jo kadaise graži motina, išblyškusi, žilais plaukais ir susiraukšlėjusiu veidu, įsitaisiusi sename krėsle, įprasta motina. Ir pasirodė Faraono duktė. O jis paklausė, kieno sūnus aš iš tiesų esu. Kai paaiškėjo, kad Jochebeda buvo jo tikroji motina, Faraono duktė, kuri buvo išsidažiusi ir su viskuo kitu ir išsipuošusi, ji tarė, bet žiūrėk, jis gali būti tavo sūnus. Tačiau jį pasakė, aš jam daviau turtus ir didybę. Tu būtum galėjusi jam duoti tik dumblo duobes. Bet senyva, žilagalvė motina atsakė, bet aš jam daviau gyvybę.
Štai koks skirtumas. Aš daviau jam gyvybę. Dievas davė jam amžinąjį gyvenimą. Kokia tiesa, mama. Kartais žmonės man sako, kad dažniausiai visada savo kampanijose aš nuolat pamokslauju apie prisikėlimą. Šį rytą perskaičiau pirmojo laiško Korintiečiams 15 skyrių ir 4 eilutę apie prisikėlimą. Bet matote, šiandien žmonės motina laiko sena dama, prie kurios yra pastatytas gėlių vazonas. Ji tokia sena, kad negali atsistoti, galbūt ir yra nusilpusi, žilagalvė ir susiraukšlėjusi ir tiesiog sėdinti krėsle. Tame yra tiesos, tačiau aš noriu imtis savo temos ir nupiešti jums kitokį motinos paveikslą. Kažkas pasakė, jūs per daug pamokslaujate apie prisikėlimą. Beveik kiekviename pamoksle yra kažkas apie prisikėlimą. Na, žinoma, tai pagrindinė Evangelijos vieta suteikianti ramybę. Nesvarbu, ką jis buvo padaręs. Jei nebūtų prisikėlęs iš numirusių, visa tai būtų buvę veltui. Man tai įrodo, kad jis buvo Dievas. Įrodo kiekvieną jo teiginį. Prisikėlimas. Tai taip pat yra sielos poilsio vieta. Tai pradinis taškas. Tai mūsų paguodos vainikas. Kai suprantame, kad jis prisikėlė iš numirusių, tai patalpina mus su Evangelijos šarvuote į mūšio lauką, kad pasirengtume kovoti. Nes žinome, kad jis sakė, kas praras savo gyvybę dėl manęs, vėl ją atgaus. Manau, kad tai yra didysis visos Evangelijos vainikas, prisikėlimas, jo dieviškieji pažadai ir paguoda, kurią jis suteikia tiems, kurie juo pasitiki. Nes jis žada didžiąją sąjungą, kai vėl susivienysime. Jis žada, kad išnyks visos nuodėmės. Jis žada, kad visas iškrypimas išnyks. Visos kančios, kurias išgyvenome, turėjome patirti šiame gyvenime. Jis žada, kad mūsų visų čia nebeliks. Jis žada, kad net mirtis praras savo valdžią ir mes prisikelsime, būdami panašus į Jėzų. Taigi, mano nuomonė, prisikėlimas yra didžiausias iš visų rašto pažadų. Jame jis tai užanspaudavo. Per praėjusias Velykas, kai sakiau pamokslą apie 5 dalykus gyvendamas jis mane mylėjo, mirdamas išgelbėjo, palaidotas jis nunešė mano nuodėmės toli, toli, bet prisikėlęs jis išteisino laisvai ir amžinai. Man tai yra diena, pati didžiausia diena iš visų. Ir mes pamatysime, ką tai reikš mums visiems prisikėlime. Mums triūsiant ir laukiant tos palaiminčiausios dienos. Tai suteikia mums pažadą, kad vieną dieną šios senos, silpstančios, paliegusios, žilagalvės, palūžusios motinos bus perkeistos. Ne vien tik viena motina ten bus, bet visa jos šeima kartu su ją. Ir kokia tai bus diena. Koks tai bus laikas,
kai žvelgsime į veidus tų, kuriuos taip mylėjome. Koks skirtumas bus tą rytą, kai išvysime savo mylimuosius ir pamatysime, kokie jie bus. Tada visos bėdos bus pašalintos, nebeliks visų kančios randų, nebeliks nuo mirties išblyškusių skruostų, ašarojančių akių. Visa tai žada prisikėlimas. Ten daugiau nebus laidotuvių. Nebebus daugiau kūdikio glostymo per skruostą, kuris yra sukietėjęs tarsi akmuo, kurį laidojimo biuro darbuotojas išbalzamavo, paruošė, papudravo ir panašiai, kad atrodytų natūraliai. Ten to daugiau niekada neprireiks. Tada galvoju, kai pamatysime juos stovinčius ten, mūsų mylimuosius, mūsų motinas, mūsų giminės, visus mūsų draugus ir pamatysime juos nemirtinguose kūnuose, dangiškuose kūnuose. Stebėsime jų charakterį, matysime, kaip jie elgiasi maloniai ir ramiai. Daugiau nebus jokio nervingumo ar pasimetimo. Išvysti juos stovinčius panašius į viešpatį Jėzų. Tai bus nuostabi diena. Ir kiekvienas iš mūsų mintyse laukia ir trokšta tos paguodos valandos, kai su jais susitiksime. Kiekvienas galvoja apie savo mylimą žmogų, galbūt iškeliavusią motiną, ir kokia tai bus diena, kai vėl ją pamatysite. Ir apie tėtį, ir brolį, ir visus artimuosius, kokia tai bus diena. Dabar aš ir pats susimastau. Galvoju apie savo šeimą. Ir ką tai man reikš tą dieną. Galvoju, kad tą prisikėlimo rytą pirmoji, kuri ateis manęs pasitikti, galbūt bus mano mažoji Šaron. Ne, ji nedrebės. Tas velnės negali patekti į tą vietą. Joks meningitas negalės prisiliesti tame krašte. Ji nemojuos man atsisveikindama. Tos mažos mėlynos akys tarsi šoks, kai išties rankas ir sušauks tėti. Džiaugsiuosi ją pamatęs. Žinosiu, kad ji daugiau niekada nemirs. Žinosiu, kad viskas baigėsi. Kodėl taip stipriai pamokslavau prisikėlimą? Tada pamatysiu jos motiną. Mano berniuko Bilio motiną. Ir aš turiu daugybę prisiminimų, kuriuos vis dar išgyvenu. Prisimenu, kai vežiau ją, ar ponas Komsas vežė ją paskutinį kartą, o aš važiavau paskui juos automobiliu. Kai važiavome 7-ąją gatve, čia pat, Bilis buvo 18 mėnesių amžiaus. Jie išvesdavo jį į gatvę ir leisdavo ją jį pamatyti. O jį gulėjo ir verkė ir žiūrėjo į savo kūdikį, bet negalėjo prie jo prieiti. O po to ant kelio pasirodė laidojimo biuro darbuotojas ir nuvežė į 7-ąją gatvę. Tuo metu ten juo rūpinosi mama, o jis stovėjo kieme vilkėdamas mažas trumpas kelnes, o ant galvos buvo raudona kepuraitė, pasukta šonu. Ir kai ta motina, gulėdama greitosios pagalbos automobilio gale ant gulto ir stebėdama mane, pamatė kieme stovinti savo vaikelį, žinodama, kad ji netrukus leisis į savo paskutinę kelionę. Ji pakilo nuo gulto, sušuko ir ištiesė kaulėtą ranką, kad apkabintų kieme esantį
savo vaikelį. Bet ji negalėjo jo apkabinti. O, tą dieną bus labai džiugu ją pamatyti. Ne, ji neturės kaulėtų rankų. Taip pat jos skruostai nebus įdubę. Bet ji stovės dangiškame grožyje, dangaus karalienės ir motinos. Jos juodos akys, juodos kaip varnų sparnai, šokinės iš džiaugsmo. Ji nebus stipriai pakumpusi, nes tas tuberkuliozės velnės niekada neįžengs į tą kraštą. Bet ji bus nemirtinga, stovės jo panašume. Tada, manau, kitas ateis susitikti su manimi Edvardas, kurį trumpai vadinome Kupriumi. Jis buvo pirmasis iš didžiosios 9 grandžių grandinės, Brankhamų šeimos grandinės. Jis buvo pirmoji nutrūkusi grandis. Ta, kuri buvo šalia manęs. Pamatysiu, kaip Edvardas atbėga pas mane. Tačiau jis mirė būdamas 19 metų jaunuolis. Ir kai paimsiu jį už rankos, esu tikras, kad turėsime apie ką pasikalbėti, apie vaikystę, nes buvome bičiuliai. Mes laikėmės kartu. Jis leido man dėvėti jo kostiumą ir kitus drabužius, kaip tai darydavo tikri broliai. Bus malonu jį vėl pamatyti. Išgirsiu jį sakant maždaug taip. Ar tau perdavė mano žinutę, Bili? Tuo metu, kai buvau beiškeliaujantis iš žemės, tu dirbai galvijų rančoje, bet ligoninėje paprašiau, kad perduotų žinutę. Pasakykite Biliui, kad viskas yra gerai. Su džiaugsmu pasakysiu taip, man perdavė tavo žinutę, kai buvau prerijose. Tada, manau, kitas bus mano tėtis, jis buvo kita nutrūkusi grandis. Nors ne, manau, kad Čarlzas buvo kita grandis, jaunesnysis brolis. Jis pateko į autoavariją, kai buvo dar visai mažas berniukas, eidamas jis visuomet vilko savo dešinę koją, bet žinote, kai jį pamatysiu, jis nevilks tos kojos. Viskas bus baigta. Jis stovės jauno vyro grožyje. Ir jis, šypsodamasis, pasakys man kažką panašaus. Jis pasakys, taip, Bili, čia nėra jokių avarijų. Prisimenu, kad tą naktį, kai patekau į autoavariją, tu kalbėjusi su manimi, stovėdamas mažoje mūsų mažų kuklių namų arkoje. Aš dabar žiūriu į jį iš viršaus. Tu kalbėjai su manimi apie viešpatį likus vos kelioms valandoms iki mano iškeliavimo. Kai išėjau, tu buvai sakykloje ir pamokslavai. Tada pasirodys tėtis. Ak, aš jį matau. Nors jis mane daug kartų bausdamas stipriai nuplakė, tai buvo tai, ko man reikėjo. Bet aš pamatysiu tą jo juodų banguotų plaukų kupetą, tą dieną kaip niekada anksčiau žvilgančią. Jis pažvelgs į mane ir pasakys, mano berniuk. Žinai, tėtis daugiau niekada nepakils nuo stalo alkanas, kad leistų savo vaikams pavalgyti, nes čia mes turime visko daug. Čia niekada nieko netrūksta. Matydavau, kaip jis dirba už 50 ar 75 centus per dieną, pakyla nuo stalo, kad vaikai galėtų pavalgyti ir vėl grįžta į darbą. Jis dirbo taip sunkiai, kad marškiniai nuo saulės karščio prikepdavo prie nugaros ir mama juos nukirpdavo žirklėmis. Galiu girdėti jį pasakantį maždaug taip. Bili, prisimeni tą vakarą, kai tu ir brolis Džordžas atėjote pasimelsti už mane, kai aš turėjau iškeliauti. Žinai, aš pasakiau mamai, kad prie lovos stovėjo 2 balti angelai, o lovos gale raudonas angelas. Raudonasis angelas bandė mane sučiupti, bet baltasis angelas mane užstojo. Galiausiai jie mane parvežė namo.
Tuomet taip pat kita nutrūksianti grandis ar nutrūkusi pasirodys Howardas. Aš pamatysiu Howardą. Mes kartu gyvenome įvairiose vietose, visur. Jis buvo pašauktas būti tarnautojai, puikia asmenybė, bet jo bendradarbiai jį sulaikė paskutinėme pokalbėje, kurį su juo turėjau. Jis pasakė, kai aš iškeliausiu, Billy, aš regėjime pamačiau, kaip jis iškeliauja likus maždaug 4 metams iki jo iškeliavimo. Pasakiau jam, kad mačiau, kaip tėtis pažymėjo jo kapą ir pasakė, kad atėjo jo eilė. Ir jis tarė, noriu, kad dėl manęs padarytum vieną dalyką. Jis tarė, aš sujaukiau savo gyvenimą, aš buvau susituokęs ir visa kita, aš nežinau, kas atsitiko. Aš paklausiau, ar tiki juo, Howardai? Jis atsakė, viskuo, kas yra manyje, tikiu juo. Likus maždaug 2 ar 3 dienoms iki jo iškeliavimo. Jis susitaikė su Dievu, broliu Neveliu ir kitais. Ir jis tarė, noriu, kad padarytum vieną dalyką, kai iškeliausiu, Billy. Tegul jie dėl manęs pagiedos giesmę. Jis supras ir pasakys, gerai atlikta. Tikiu, kad prieš paspausdamas Howardo ranką išgirsiu, kaip jis sustoja, pažvelgia į mane ir pasako, Billy, jis suprato. Po to pasirodys brolis Sewardas, brolis Frankas Brojus, brolis Džordžas Derkas. Ak, prisikėlimas man reiškia labai daug. Aš laukiu tos didžiosios vainikavimo valandos. Ir tada, kai šviesa pradės sklisti, pažinsime taip, kaip esame pažinti. Mes suprasime ir prisiminsime savo pažįstamus ir tuos, kurie čia buvo. Ir ten bus daug žmonių, apie kuriuos net nemanėme, kad jie ten bus. Nes, žinote, būtent tuo metu tikiu, kad duona, kurią mes įmetėme į žmonių sudrumstus vandenis, sugrįž pas mus tą dieną, kai pamatysime, kokį poveikį mūsų liudijimas turėjo žmonėms, kurių veiksmų tuo atžvilgiu mes nesupratome. Tikriausiai taip bus ten. Kokia tai bus diena. Taip pat sėklos, kurias pasėjome net negalvodami, kas iš jų išeis, bet jos ten bus. Jos išaugins brangius vaisius ir mes juos pamatysime tą dieną. Paklydusius artimuosius ir giminaičius. Ir aš galvoju apie tūkstančius, kurių atsivertimą mačiau, taip, dabar jau milijonus, ir apie tai, kokia buvo jų tarnystė. O, prireiks daugiau nei prisikėlimo. Prireiks amžinybės, kad galėčiau prie visų prieiti, paspausti rankas ir sužinoti dalykus, kurių dabar nežinau. Ten bus tos senyvos žilagalvės motinos, kurių prisiminimui šiandien esate įsisegę baltas gėles. Jos jūs pamatys ir jos bus gražios ir jas primins ne gėlių vazonas ar koks nors seno žilagalvio žmogaus paveikslas, bet prisikėlimo panašume ir grožyje. Jos stovės Kristaus panašume. Jų dangiškiai kūnai bus jauni ir gražūs amžinai. Žinoma, tai yra atilsis. Štai tokios motinos dienos aš laukiu. Tai vainikavimas. Ne gvazdikas ant švarko atlapo, bet sielos vainikavimas. Nes Dievas ją perkeitė. Aš galvoju apie savo seną motiną, seną ir silpną, drebančią nuo paralyžiaus. Ta diena į tokia nebus. Tada bus kitaip. Ir ta didžioji šviesa pradės sklisti, kai mes pradėsime žvalgytis aplink. Ir didysis ratas vis didės ir didės ir didės. Visa tai tiesiog atspindi Jėzaus atėjimą. Ir po kurio laiko, kaip sakoma giesmėje, ir aš pagaliau pamatysiu Jėzų. Jis manęs lauks. Jėzus toks geras ir tikras. Ant jo gražaus sosto jis pasveikins mane sugrįžus namo.
pasibaigus šiai dienai. Tada mes jį pamatysime ir nebebūsime tokie, kokie esame dabar. Mes žinosime, kaip jį labiau mylėti. Mes nestovėsime nuo šalyje su maža baime, nes būsime panašus į jį. Jis mums bus artimesnis nei dabar. Mes jį geriau suprasime, nes mirtingose kūnuose esame tokie nutolę, tada turėsime tokį kūną kaip jo šlovingasis kūnas. Mes žinosime, kaip jį garbinti ir kai pamatysime, ką jo būties akivaizda padarė mums, perkeitė mus, senus sugrąžino jaunystę, ištiesino viską, kas buvo deformuota. Tada suprasime, kodėl jo jėga mus išgydė. Mūsų galvoje kilę klausimai, kaip jis gali tai padaryti, ką tai reiškia, kažkokiu paslaptingu būdu jie visi išnyks. Giliai mintise susirišę mazgai, ar tai bus tokiu būdu, kaip tai galės būti. Vienaip ar kitaip tie didingi pirštai tiesiog išpainios tuos mazgus ir viskas susilies į vieną didelę meilės karūną. Tada mes pamatysime jį. Tada būsime panašus į jį. Tada mes jį garbinsime. Tuomet pamatysime motiną tokią, kokios Dievas norėjo. Motina nėra visavertė be savo šeimos. Nes nuostabiausias jos viso gyvenimo metas yra tada, kai mato vaikus prie stalo, visus vaikus ir laimingus ir matyti, kai pilsto kavą ar ką nors kitą daro ir ruošia vakarienę ir jie su tėčiu susėda, tai pats laimingiausias laikas mamos gyvenime, kai mato visus savo vaikus namuose. Taigi nepraleiskite tos dienos. Tegul didžioji jūsų šeimos grandinė bus sujungta grandis po grandies. Tegul kiekvienas stipinas bus rate. O kai susėsime su savo šeimomis ir grupėmis amžinybės skliautuose, kokia tai bus diena? Tada tai suprasime. Tai buvo jis, kuris pažadėjo tai apreiškimo vienas, kur sakoma, kad iš jo burnos išėjo aštrus dviašmenis kalavijas. Jis buvo vadinamas Dievo žodžiu. Ir tos pačios lūpos tarė, aš esu tas, kuris esu gyvas, kuris buvo miręs ir aš esu gyvas per amžius. Tos pačios lūpos Švento Jono 6:30 tai pasakė, štai ką, aš nei vieno neprarasiu, bet aš vėl tai prikelsiu paskutinėmis dienomis. Tai jis davė pažadą, tos pačios brangios lūpos, tai jis yra tas, kuris mus išgelbsti, kuris mus išgydo, kuris mus atpirko ir kuris mus prikels paskutinėje dieną. Jei esi ta maža silpna grandis, kuri tą dieną skiria šią didelę šeimą, tegul dangaus Dievas šį rytą kažkokiu paslaptingu būdu išnarplioja tuos mažus mazgelius, surištus tavo galvoje ir atskleidžia tau meilę, kurią jis tau turi, kad galėtum mielai ateiti jam tarnauti. Mąstydami apie šios dalykus, pasimelskime. Prieš pat mums pradedant melstis ir jums palenkiant galvas, ketinu jums užduoti klausimą. Ar norėtumėte šią motinos dieną iš naujo pašvęsti savo gyvenimą jam, laukdami prisikėlimo? Ar galėtumėte pakelti savo rankas į jį, kol visi telamonais Dievas? Ar čia yra nusidėjėlis, kuris norėtų pasakyti, o Dieve, aš dar nesu prisijungęs prie tos grandinės. Manęs trūktų, manęs joje nebūtų, kai mama eitų apsižvalgyti šlovėje. Manęs ten nebus, nes aš dar niekada nesusitaikiau su Dievu. Neturiu savyje amžinojo gyvenimo vilties, bet šiandien aš noriu tai padaryti. Ar pakelsite ranką ir pasakysite, broli Branhamai, pasimelskite už mane šiuo metu. Noriu, kad mane prisimintų maldoje, nes turiu mylimų žmonių anapus jūros, gyvenimo jūros, ir noriu su jais susitikti. Pakelkite ranką.
Ar kas nors, kas yra atkritęs ir šią dieną norėtų sugrįžti, ar galite pasakyti viešpatie, aš iš naujo pasišvenčiu tau, ateinu atnaujinti sandoros su tavimi, ar pakeltumėte ranką? Mūsų dangiškasis tėve, tam artėjant, ši diena, viena diena labiau priartins mus prie to didžiojo įvykio. Ir mes tiesiog buvome priversti kiekvienais metais matyti anuos dalykus. Kai žmonės anksčiau sekminių dieną eidavo į Jeruzalę ir eidavo valyti padangtės bei šventyklos ir aukoti aukos už nuodėmę kiekvienais metais, kai avinėlis ten mirdavo, jiems buvo primenama, kad ateis laikas, kai Dievo avinėlis numirs tam, kad atskirtų nuo nuodėmės. Kiekvieną kartą, kai tas mažylis bliaudavo ir kraujas apšlakstydavo jų rankas, jie prisimindavo, kad ateis laikas, kai prie kryžiaus bus Dievo avinėlis, kuris šauks Eli lama, Eli lama. Meldžiuosi Dieve, kad šiandien žvelgdami ir matydami, kad prieš kelias savaitės, prieš išvykstant tarnauti tau į Kaliforniją, ši Indianos dalis gulėjo tarsi plika ir negyva ir regis nebuvo jokios gyvybės. Gėlės nužydėjo praėjusį rudenį, nuo medžių nukrito lapai, medžių sultys nutekėjo iki pat šaknų ir viskas apmirė. Tačiau atėjo metas, kai saulė pradėjo šviesti kitaip, ta pati saulė, kuri švietė visą žiemą, tačiau pasikeitė aplinkybės ir ji nušvito kitaip. Ir dėl to, kad saulė švietė tose aplinkybėse, visur kilo gyvybė. Ant medžių išaugo lapai. Gyvybė paliko lapą ir lapas nukrito, bet gyvybė nusileido į žemę. Ji sugrįžo naujų grožių, jaunystės puošnume. Gėlė praradusi savo kvapą, praradusi savo spindinti grožį ir nukritusi į žemę gimsta ir vėl pražysta savo jaunystėje su nauju kvapu. Ką tai mums primena? Viešpatie, šiomis valandomis ir pasaulis iš niūrios, nuskurdusios dykumos virto grožio rojumi. Ir bitės, ir paukščiai giedojo. Ir viskas buvo džiugu, o medžiai šilto pavasario vėjo gūsiai išdykavo. Žemėje vėl buvo šilta ir džiugu dėl saulės. Sūnaus. Bet vieną dieną sūnus ateis su išgydymu ant savo sparnų. Ir tos mažos gyvybės, kurios yra paslėptos kaip medžio sultys žemėje, kaip gyvybė, kuri yra gėlės sėkloje, vėl atgaivins jas, kad jos niekada neišnyktų. O, kaip mes tau už tai dėkojame. Ir šį rytą daug rankų pakilo aukštyn, nes jie žino, kad ten už uždangos kažkas yra. Jie trokšta pamatyti motiną, jie trokšta pamatyti savo artimuosius ir pažįstamus, išsiaiškinti šias visas paslaptis, kaip jie čia atsirado ir visa kita. Visa tai slypi už paslėptos uždangos. Ir vieną dieną tu sugrįši. Jie pakėlė savo rankas, jie nori būti tikri Viešpatie, jie vėl atsinaujina. Taip pat ir aš. Dabar padėk mums, Viešpatie. Atnaujink mūsų tikėjimą ir jėgas. Ir kai jaučiame Viešpaties priartėjimą, per pastaruosius 40 metų žemėje prasidėjo naujos sekminės. Dvasia pradėjo apreikšti dalykus. Ir štai mes esame čia, matydami paskutinį ženklą prieš pat Viešpaties atėjimą. Žinome, kad Viešpaties atėjimas jau arti. Matome, kaip ligoniai yra išgydomi iš savo ligos.
O tai pasauliui buvo paslaptinga 2000 metų nuo apaštalų laikų. Bet tai vėl pasireiškia čia. Iškyla pranašai, pasirodo angelai, ženklai ir stebuklai. Kas tai yra? Prisikėlimas artėja. Sūnus sugrįžta. Leisk mums būti pasiruošusiems Viešpatie. Leisk mums įsikibti į kiekvieną dievišką pažadą. Negalvoti apie tuos mažus mezgelius, kuriuos sumazgė mokslas ir kiti, kad tai negalės išsipildyti. Leisk jiems pradėti išnarplioti šįryt per nemirtingą tuščia vieta garsajustėje. Jam skleidžiant vibraciją Dievo Biblijos žodžiais, kaip gerai suderintas instrumentas skambantis šiuo ritmu, aš esu tas, kuris buvo miręs ir yra gyvas per amžius. Dar truputis ir pasaulis manęs nebematys, o jūs mane matysite, nes aš būsiu su jumis, netgi jumise, iki pasaulio pabaigos. Ir vyks paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš išliesiu savo dvasios ant visų kūnų. Ženklai ir stebuklai, seniai sapnuos sapnus, o jaunuoliai matys regėjimus. Vėlyvojo lietaus ir pabaigos laiko ženklas, tegul šį rytą Viešpatie, jis būna juntamas tarp mūsų ir tegul mūsų tikėjimas būna užtikrintas, nes mes prašome to Jėzaus vardu. Amen.